Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su partneriais ištyrė cirkuliuojantį kraujo mikrobiomą ir jo pokyčius siekiant pasitarnauti naujų neinvazinių diagnostikos priemonių kūrimui ir personalizuotam ligos gydymui. Opinis kolitas ir Krono liga yra ganėtinai paplitusios ligos vakarų visuomenėse. Mūsų duomenimis sergamumas Krono liga ir opiniu kolitu padidėjo maždaug 4-5 kartus per pastarosius 20 metų ir dažniausiai suserga pacientai tarp 20 ir 40 metų, tai yra jauni pacientai. Mažai yra žinoma arba visai nežinoma išorinių veiksnių, kurie sukeltų tas ligas. Galvojama, kad jų atsiradimui didelį įtaką turi tam tikros genetinės mutacijos, taip pat žarnyno mikrobiotos pokyčiai bei galimai mitybos kai kurie faktoriai ir stresas. Šio tyrimo rėmuose būtent buvo siekiama rasti biožymenis uždegiminių žarnyno ligų ankstyvai diagnostikai, pirminio sklerozuojančio cholangito išsivystymo patogenezei, bei žiūrėti mechanizmus, kaip galėtų tie bakterijų DNR molekulės dėl pažeisto žarnyno barjero patekti į mūsų kraujotaką, cirkuliaciją bendrą. Tokiu būdu mes prisidėsime prie bendrų pasaulinių žinių naujų generavimo, prisidėsime būtent padėdami suprasti, kaipgi bakterijų DNR produktai ar pačios bakterijos galėtų patekti į mūsų kraujotaką ir keliauti į gretutinius organus, ar galbūt netgi perduoti tam tikrus signalus svarbius ligos vystymus. Daugėja įrodymų, kad kraujyje aptinkamų bakterijų DNR yra susijęs su įvairiomis ligomis. Mes siekiame nustatyti, ar kraujyje aptinkamų bakterijų DNR kiekis ir bendras profilis pasikeičia susergant šiomis ligomis ir ar tai kažkaip yra susijęs su klinikiniais požymiais, pavyzdžiui, su ligos stadija. Šią projekto galimybę to pačiu ir iššūkis yra darbas su mažos molekulinės masės mėginiais. Mūsų tikslas yra ištirti kraujo cirkuliuojantį mikrobiomą, kuris sudaro vos kelis procentus visos cirkuliuojančios DNR frakcijos kraujyje. Iki šiol pramonė siūlo mikrobiomą tyrinėjimui skirtus reagentų rinkinius darbui su didelės molekulinės masės mėginiais. Šis projektas unikalus tuo, kad įgalino mus suvienyti 3 Baltijos šalių, tai iš Estijos Tartu universiteto profesorės Elin Ork grupės, kuri puikiai žinoma kaip mikrobiomos specialistė, iš Latvijos biomedicininių tyrimų centro profesorio Janio Klovos grupė, kurie taip pat labai aktyviai dirba mikrobiomo, kartu antro tipo diabeto ir įvairių bendrųjų ligų tyrimuose. Mūsų grupės, tai yra virškinimo sistemos tyrimų instituto kartu su gastroenterologijos klinika, mokslinės grupės, kurie žinomi kaip biožymenų virškinimo sistemos ligų specialistai, bei Oslo universitetinės ligoninės, tai profesoriaus Johannes Hoff ir daktaro Espen Melum grupės, kurie aktyviai dirba pirminio sklerozuojančio uždegiminių žarnyno ligų srityse.